naudot legaliai, o ne kad muzdavo nelegaliai. Viskas gerai, vėja. Geras pasiūlymas. Laisvės alėja tada. Ačiū labai tada. Netrukdyti. Tik netrukdykit, mes atgaivinsim. Jie tik netrukdo, o energijos yra ne to visokių čia pilna. Hebra, netrukdykit, o tada jau bus gerai. Leiskit linksminti žmonėms centrinėje miesto gatvėje. Vaikšto, dešimtį, kažkokia tai tasė, kamera suma. Tai, Hebra, mano smūgliai groja, Hebra, lėkštėjai, vinigrinės pėdas smėga, o čia yra kaimas, čia Valandija, visur, o čia kažkokia. Nuėjai tualetą, čia filmuoja, daro šūdą. Čia turbūt, jeigu laisvę kovojam, čia buvo. Reikėtų mūsų miestui, būtent Laisvės alėjai, kad jinai dar gyvesnė būtų, dar daugiau gyvasties tokios. Ne, tai reikia ko, reikia judėjimo, reikia paprasčiausiai, reikia, tų barų atsidarimo, kad žmonės plauktų čia paprasčiausiai. Ką nuėmė galbūt Akropolis, aš manau, kad taip. O gal turite pasiūlymą, kaip, pavyzdžiui, su gyventojais turėtų spręsti problemas? Tai yra problematiška, manau, kad taip, dėl to, kad yra paprasčiausiai tai yra laiko klausimas, kai žmonės, kurie gyvena čia, jie nori miegoti ir tau, pavyzdžiui, bus triukšmas. Tai yra problema. Aš nemanau, nežinau, kaip tai spręsti, bet tai suduotų gyvumo miestui, aš manau, kad taip. Jeigu jie nori ramiai negyventi, jeigu jie nori miegoti, jie reikėtų kelti šitus rajonus, aš manau, kad taip. Jūsų pasiteirauti, ką manote apie būtent šitą ką tik atidarytą parodą? Nuostabiai. Nuostabiai gražu, nuostabiai įdomu. Tai yra šaunu, Kaunas gyvėja, laisvė gražėja, yra malonu. Labai smagu. O gal dar galėtumėte kokią idėją pasakyti, ko dar reikėtų mūsų Laisvės alėjai, kad būtent jinai dar gyvesnė būtų? Man atrodo, tas idėjas gali tik jaunimas, jauni žmonės, jaunus idėjus, tai yra nuostabu. Laisvės alėja atgis, bus pilna, kaip ir buvo kažkada mūsų laikai. Labą dieną. Norėjome pasiteirauti, ar patinka šita paroda, ką tik atidaryta? Patinka, kodėl ne, labai įdomu. Man teko matyti, kaip truputį su lėktuviuku to skraidė ir filmavo. Dabar net gatavai viskas ant akių, malonu, kad taip organizuoja. O kaip galvojate, ko dar mūsų Laisvės alėjai reikėtų, kad jinai dar gyvesnė būtų? Ko reikėtų? Daugiau koncertų tokių linksmų. Į bendravimų žmonių daugiau. Ačiū. Kai vertinate būtent šitą ką tik praėjusią Laisvės alėjos vasaros sezono atidarymo šventę ir šią fotoparodą? Smagu, kad žmonių atsiliepimai, kiek man teko girdėti, nežinau kiek jum, bet tikrai yra geri. O svarbiausia tai, kad susirinko tikrai didelis kiekis žmonių, tikrai renginys yra, man atrodo, kad buvo labai gražus ir
tikiuosi, kad bus daugiau tokių renginių visą vasaros sezoną ir tikrai, manau, susitiksim ne vieną kartą juose ir padovanosim vis kažką įdomaus Kauno miesto gyventojams ir svečiams.